Gegužė tapo esminiu mėnesiu plačiai nuskambėjusiame valdžios ir verslo susikirtime, vadinamajame kasos aparatų mūšyje. Prieš istorijas pasakoti tikrai neverta, tačiau nuo gegužės, kai įsigaliojo reikalavimai turgaus prekeiviams naudotis kasos aparatais, naujienos iš turgaviečių ateina tarsi iš fronto. Planuojami streikai, boikotai, kontrasmūgiai, tai paliekamos darbo vietos, tai vėl grįžtama į jas ir panašiai. Kokia padėtis šiuo metu ir ko laukti toliau? Apie tai diskutuojame Pinigų kartos studijoje su mūsų svečiais. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkės pavaduotoju ponu Arūnu Dirvinsku, Kalvarijų turgaus administracijos direktorė ponia Genovaitė Meilūnienė ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto eksperte ponia Kajetina Leontieva. Sveiki. Na ir ponia Genovaitė, pradėkime nuo jūsų valdų. Kokia padėtis praėjus, kiek šiandien, berods praėjo 11 dienų. Taip, laida 11 dieną. Kokia padėtis jūsų valdose? Padėtis tikrai bloga. Žalios mėsos paviljonė skerdieną neatėjo prekiauti nei vienas žmogus. Kadangi paviljonė prekiaujama dar vištiena ir pieno produktais, tai pieno produktais prekiavo vienas žmogus ir vištiena 2 žmonės, 3 žmonės iš 62 žmonių. Kitų gaminių paviljonė šiek tiek daugiau, ten akcinės bendrovės, kai kurie įsigijo kasos aparatus, bet kai kurie prekiavo ir be kasos aparatų. Pone Dirvinskai, galbūt apibendrinamas bendrą turgaviečių padėtį, ar visoje šalyje yra panaši padėtis, ar kaip Kalvarijų turgavietė, ar ne? Pirma, norėčiau pasakyti, kad priimant kiekvieną teisės aktą, nutarimą, visą laiką yra atliekama pasiekmių analizė. Šitoje vietoje vyriausybė netliko pasiekmių analizės arba buvo parašyta, aš žiūrėjau tos dokumentus, kad neigiamų pasiekmių analizių nebus. Mes, asociacija, verslininkai, turgaviečių vadovai, aiškinom tas pasiekmių analizės, kokios bus neigiamos pasiekmes. Ir dėja, šiandien mes matom tas neigiamas pasiekmes. Verslo liudijimo turėtojai dirbantis turguose tapo pigia darbo jėga. Būtent juos verbuoja, juos įdarbina, reiškia, mėsos perdirbėjai, importuotojai ir sudaro darbinius santykius už labai mažą atlygį. Kitaip sakant, už sriubos lėkštę jie bus samdomais darbuotojais. Dirbs 8-10 valandų per dieną, 6 dienas per savaitę ir džiaugiamės ekonominiu pakilimu, kad Lietuva jau nėra pigios darbo šalis, verslai pagristi pigia darbo jėga baigėsi, šiandien grįžtam į tą pačią situaciją. Kitaip sakant, pirmoji reakcija turguose yra tam tikras persiskirstimas darbo santykių, ar ne? Ne tik darbo santykių, rinkos. Turgus yra greitos apyvartos rinka, jinai įdomi yra prekybos, sakysime, tiem perdirbėjams, importuotojams. Jiems nebeužtenka jau prekybos centrų, neužtenka specializuotų parduotuvių, jie siekia, kad jų produkcija mėsa atsidurtų turgavietėse. Taip, ponia Leontieva, koks jūsų požiūris į, tarkim, kad ir šias nepilnas 2 savaitės ir tai, ką minėjo ponas Dirvinskas? Padėtis iš tiesų yra labai bloga ir tai, kad turgus stovi tušti, tai čia klausimas, ar tai yra toks rezultatas, kokio tikėjosi vyriausybė. Vyriausybė siekia išginti šešėlį, kurį jį matė tame, kad yra neapskaitoma prekyba turguose. Tačiau kontroliuojančios institucijos dar iki kasos aparatų įvedimo turėjo visą galimybę pamatyti, kokia yra prekiautojų apyvarta. Nes visi prekiautojai, tarkim, jeigu jie įsiveža mėsą iš skerdyklų, jie turi PVM sąskaitas faktūras. Ir manoma buvo sekti, kokios yra tos realios apimtys. Ir tai, kad kasos aparatai nepadės išnaikinti šešėlio, ir parodo, kad netoks tikriausiai buvo tikrasis jų tikslas. Tikslas buvo sunaikinti veiklą pagal verslo liudijimus. Gerai, bet mano klausimas toks, praėjo pakankamai tikrai dar nedaug laiko, ar negalima sakyti, jog vis dėlto štai tas turgaviečių prekeivių išnykimas, kaip minėjo ponia Meilūnienė, kad tai yra dar vienas žingsnis, kuriuo smulkieji verslininkai bando pademonstruoti, jog jie nesutinka su šituo sprendimu, o vis dėlto nėra ekonomiškai pagrįstas procesas, ponia Leontieva. Reikia pastebėti, kad smulkieji verslininkai iš tiesų labai gina savo teisės ir jie prieštarauja reguliavimams. Ir kaip žinia, nauji reguliavimai jie šešėlio neišnaikins. Ir jeigu kitos ūkio šakos, pavyzdžiui, kuomet buvo didinami akcizai ir didinamas PVM-as, nuolankiai sutiko ir priėmė tą didesnių mokesčių naštą, tai smulkieji su tuo nesutinka ir jie tikisi atšaukti. O vyriausybė, galima sakyti, kietakaktiškai nenori atšaukti šios tvarkos ir motyvuoja tuo, kad kasos aparatai jau užpirkti. Bet čia galima palyginti, tarkim, jeigu būtų jau užpirktos elektros kėdės, tai ar būtų nehumaniška atšaukti mirties bausmę tik todėl, kad elektros kėdės jau užpirktos. Tai
jokių ekonominių motyvų nėra įvesti kasos aparatams. Net jeigu esant kasos aparatams, vis tiek gyventojai gali pasiekę PVM mokėtojo ribą, 100 000 litų ribą, nebevykdyti veiklos. Tai tarkime, nevykdys vyras, vykdys žmona ir jokio efekto nuo to biudžetui nebus, o žmonėm tai didžiulė sumaištis.